Gerą dieną, ponios ir ponai. Pagaliau išsiruošėm į laukus, nors ir lyja šiandien, bet vėjo nėra, oras ganėtinai šiltas, apie 9 laipsniai šilumos. Tai ir radom va tokį laukelį. Iš tikrųjų stovėjo čia ražai dar neseniai, o dabar jau suartas laukas. Šitam lauke buvo namų. Čia papuldavo ir buratinkos, ir čia šuika viena kita. Ir sovietinio sidabro čia yra rasta, o dabar giluminis arimas padarytas, tai pažiūrėsim, ar dar čia kažkas liko šitam lauke. O jeigu kažkas liko, tai būtinai ir jūs pamatysit. Kol kas tiek, einam, ieškom, randam. Na ir pirmas signalas ir tokia va, iš angliško šinėlio saga ir iš munduro čia. Švarko bero šinėlio būtų didesnė. Auselė užlinkus, bet yra. Pirmas signalas. Eimam. Čia signalas stabiliai 58, negiliai kažkur. Čia kažkur aš jaučiu. Jis lyja ir lyja. Kur? Kažkur čia. Ava. O čia, ponės ir ponai, buratinas. Tai truputį pabandysiu šį pavalyti. Jo dar reliefo lygia ten. Kita pusė, jau biški toks pavargęs, bet dar matosi. Pasivalys bus nebloga moneta. Įmam. O čia turim paviršutinį signalą. Ir aš matau, aš čia visai netoli praėjau, bet kažkaip tai neužkabinau. O čia kažkas. Šitam gabaliukė. O kas čia yra? Čia virpstukas. O toks va švieninis. Švieninis, atsiprašau, virpstukas. Įmu. Čia turim signalą 61, 64. O, čia kažkur pas mus tas signalas. Kur? Čia jaučiu. O, matau jau. Op. O čia turim, ponios ir ponai, dar vieną buratiną. Dar va, matosi reliefas. Gražus. Įimam. Čia turim signalą 59 iki 72 net daeina. Šokinėjantis toks. 93-96 dabar rodo. Štom 7, 93, bet niekaip neiškas. Na, dabar vėl tas pats signalas. Iki 67. O, čia dar vienas virpstukas greičiausiai. Jo. Ponės ir ponai, dar vienas virpstukas. Čia turim signalą 69, 70 stabilus, negėlėjęs čia buvo kažkur. Labai panašus jau į buratino signalą. Tai pažiūrėsim kartu. O, jau matau. Jo, dar vienas buratinas. Ir šitas dar gyvybės turi daug. Va, tokia va laukų blusa. Portretas matosi dar. O čia turim paviršutinį signalą. 56, 57.
Nieko vizualiai nematau. Bet va šitam. Ne šitam. O čia kažkur. O čia kažkas yra. Dar nežinau kas. Ne, čia ne tas. Ne, čia šukė. Čia va tokia juoda sena šukė. Jeigu tokius šukės pakeli papuola, reiškia teisingai vietoje esat. O čia. Jo, čia dar vienas. Buratinas. Įimam. Čia va toks signalas. PM7, PM1 ir pusiau į juodą. Nu, pabandom kartu pasižiūrėti, kas čia išeis. Dabar kaip jau juodo nebesijaučia iki 88, bet kol dubytė yra, tai būna tokių pašokinėjimų. 57. Taip įrodė tą šokinėjantį signalą apie PM7. Čia kažkas. O čia yra apvalus. O kasgi čia yra? O čia greičiausiai kažkada buvo jo pfenigiai. Bet jau nieko iš jų nebeliko, tik tai nuzulintas va toks blynas. Signalas 63, 65. Manau, žinau, kas jau čia slepias po šito signalo, bet kol neiškasim, tai negali būti tikras. A, čia jo. Taip ir yra. O čia turim dar vieną laukų blusą. Irgi gražiai išsilaikęs labai. Truputį pavalysiu. Tikiuosi jums kažkiek matosi. Na, paskui kai pasivalys, geriau matysis. Įimam. Einam, ieškom, randam. Dar buvo signalas 60-65 ir va toks va gražuolis 20 centų. Tarpukario iškrito. Super. Graži moneta. Šitas iš aliuminio bronzos nukaltos, bet labai gražiai atrodo. Įimam. Čia turim signalą 59-70. Šokinėjantis. Pasižiūrim, ką. Atrodo, iškasiau aš jau jį. Pasižiūrim, kas čia. Kažkur čia buvo užčiuopęs. O, čia kažkur jisai. O, jau matau, kas čia yra. Nieko naujo. Buratinas. Na ką, ponios ir ponai, šiandien tiek tų radinių, kaip matot. Krūvelė buratinkų, pora sagų, 3 verpstukai. Čia turbūt pfenigis buvo. Sagų pora ir va, 20 centų turbūt. Įspūdingiausias šios dienos radinys. Nebuvo šiandien nei sidabro, nei kažkokių tai įdomesnių radinių. Yra kaip yra. Ne kasdien tas sidabras išpuola. Tai toks tas mano šiandieninis pasivaikščiojimas po lauką. O šiaip tai laukas visai įdomus. Signalų nemažai čia dar yra. Čia dar verta tikrai apsilankyti ir galimai kažkoks sidabriukas išpuls. Na, o kol kas tiek. Linkiu visiems nei kamštelio parytę. Likit visi sveiki. Ir iki susimatymo kažkur kitam lauke. Einam, ieškom, randam.